Labą dieną. Ir vėl pakalbinsime žinomą krepšininką Lietuvos Liną Klyzmą. Tai va, Lina į Klyzmą. Klyzmai pirmas klausimas. Linai Klyzma, kas atsitiko, kad ilgai širdies... Sekant... Repliai. Linai Klyzma. Kas atsitiko, kad ilgai šildės atsarginį žaidėjų salelį, per trumpą laiką ėmei versti kalnus aikštėje? Nu, pas mus atvažiavo toks, kaip Allen Peterson Karamelo. Nu va, ten žino toks naujokas žaidėjas, trečias šaibom vaina, kur... Nu ir va, pradėjau labiau pasitikėti savo jėgomis, nes jeigu nepataikysiu... Aišku, įpisa proto. Nu čia... Neįsupratau. Sekantis klausimas. Sekantis klausimas. Pelytė žemė. Tai va, ir klausimas. 200 litų. Reguliari... Tu, blet, tu nenervuok manęs. Reguliojo sezono pabaigoje įspūdingai kovojai ne tik tu, bet ir visa komanda. Vienu metu laimėjote 8 pergalės iš eilės. Nu, buvo... Aiškiai kalbėk tu. Nu va, išdirbčiau Gerai. Nu, anksčiau žaidėme banguotai, kol nebuvo mūsų gėjus. Nes reikėjo labai laiko. Klubą naujokas Alinas Petersonas tempė rastus ant mūsų žaidėjo salelį ir Karmelas Antonijus mums padėjo. A mūsų Linas Klyzma, kaip ten sako, Nu va, 8 pergalės laimėjom iš neblogos skirtumą nei vieną. Bet kai dročiai, gerai, viso kitą klausimą duot. Taip, kitas klausimas. Kuris dabar klausimas? Tai va, trečias klausimas. Ar turite šansų atkrintamosiose varžybose nukalti reklama? John Jones Baby. Ji moka kalbėti. Ji daro į vystiklus.